Mažoji Greta gaus papildomų pamokų iš KLA-TV kūrėjo Ivo Zasiko. Nes tie patys lėlininkai, kurie verčia mus naudoti vis brangesnius kietųjų dalelių filtrus dėl sveikatos ir klimato apsaugos ir atima iš ūkininkų karvės, nes jos per daug teršia, kasmet į mūsų orą išmeta 10 milijonų tonų smulkių anglies dulkių. Be to, 1000 milijonų tonų smulkių aliuminio dulkių ir įvairiausių kitų labai toksiškų nanokokteilių. Tuo pat metu tie patys sumanytojai jau 2010 metais piknaudžiavo mūsų ionosferą, naudodami 180 karinių HARP įrenginių, kad sukeltų įvairius žemės drebėjimus, sausras, audras, potvinius ir kita. Nors Wikipedia ir ko, tai atkakliai neigia, geoinžinerijos patentai atvirai pripažįsta, kad HARP įrenginiai kartu su milijonais tonų nanokokteilių iš tiesų gali sukelti ištisus tsunamius ir pakenkti bet kokiam klimatui. Šiandien turiu rimtą perspėjimą visiems laisvai mąstantiems žmonėms apie antropogeninę klimato kaitą. Dar visai neseniai negalėjau suprasti, kaip pusė pasaulio gali žavėtis Gretos Thunberg pokalbiais apie klimatą, nors ant šio vaiko veido matyti, kad tokia prievartinė nauja klimato religija negalėjo atsirasti jos pačios galvoje ar prote. Visi po šio dangumi turėtų iš karto suprasti, kad tai tik vargšė serganti mergaitė, kuria savo tikslams naudojasi galingasis elitas. Bet dar mažiau supratau, kad tokia daugybė visiškai sveikų vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų, kartu su pajungta piknaudžiavimui gretute, leido save išnaudoti savo tikslams. Sich samt diesem missbrauchten Mädchen haben instrumentalisieren lassen. Šie normalūs ir mąstantys žmonės turėtų bent jau suvokti, kad jais paprasčiausiai savo tikslams naudojasi dideli sukčiai. Be to, jokiam sveiko proto žmogui negali kristi į akis, kad vis tie patys piknaudžiautojai nuolat užpildo mūsų gražų į pasaulį savo strategiškai surežisuotomis finansinėmis krizėmis, karais ir įvairiausiamis pandemijomis, bei savanaudiškomis krizėmis mus visus tironizuodami, apiplėšdami ir palaipsniui pavergdami. Tačiau tik po to, kai kartu su KLA-TV sukūrėme daugybę dokumentinių filmų, nukreiptų prieš šią sektantišką naująją klimato religiją, man nušvito. Mus pasiekę pavojingi dokumentai tikino mane, kad mes, KLA-TV, leidome, kad mumis pasinaudotų tiek patys krizių kūrėjai, apie kuriuos čia kalbame savo tikslams. Und zwar von ein und denselben Krisenmachern, von denen wir hier gerade reden. Taiga supratau, kad nekvailumas ar neišmanimas stumia masę žmonių į šią klimato apgaulę. Veikiau, tai velniškas šių klimato paniko šalininkų klastingumas, kurie puikiai žino, kaip mus visus išlaikyti nežinojime, arba sumaniai manevruoti, kad galėtume vieni kitiems daužyti galvas teisingais argumentais ir kontrargumentais. Dabar paaiškinsiu, kaip mes, KLA-TV, taip pat leidome, kad šie klimato piktadariai pasinaudotų mumis savo tikslams ir ko iš to pasimokėme. Faktas tas, kad ir mes patekome jų pinkles. Ir kaip mes tai padarėme? Labai paprastai. Kartu su vyriausiais klimato mokslininkais ir klimatologais, paneigdami nuolatinį teiginį, kad klimato kaitą sukėlėme mes, žmonės. Jie geriausiais ir įtikinamiausiais pavyzdžiais pademonstravo, kad per tūkstantmečius vyko visiškai natūrali klimato kaita. Nuolatinis temperatūros kilimas ir kritimas, vėjų, meteorologinių sąlygų pokyčiai ir panašiai. Ir tai buvo ir tebėra tiesa. Tačiau kuo įtikinamiau įrodysime, kad klimato kaita negali būti antropogeninė, tuo labiau mes žaisime iš šių klimato krizės veikėjų naudą. Žinoma, galite paklausti, kodėl taip yra.
kas gali būti naudingiau už suvokimą, kad mes, žmonės, geriausiu atveju galime daryti įtaką klimatui 0,000 dalimis. Tai akivaizdžiai rodo, kad Gretchen tiesiog skleidžia nesąmonės. Ir jūs matote, kad šis nuolatinis mėtymasis pirmyn ir atgal, šios per žemo lygio rietenos dėl to, kad klimato kaita yra antropogeninė, ar ne antropogeninė yra visiškai sąmoningas šalutinis šou, į kurį mus įviliojo šios gudrios klimato lapės. Tačiau tai, ką supratau tik neseniai, susipažinę su aukšto lygio orų valdymo patentais, yra tai, kad daugelis dabartinių mūsų orų ir klimato pokyčių vis dėlto yra sukelti žmogaus. Bet ne tokių, nieko neįtarančių žmogaus kaip jūs ir aš, tai yra žemiausių lygmenių, o be principių nekenčiančių žmonių veikėjų aukščiausių lygmenių. Ne mūsų šildymo sistemos, ne automobilių išmetamosios dujos, ne pramonės įmonės ir tikrai ne karvių išmatos, kurios taip pat kaltinamos dėl ozono skylių. Ne, savo akimis nesuskaičiuojamoje daugybėje patentų, kurie jau daugelį dešimtmečių naudojami, galite perskaityti, kad geoinžinerija, tai yra įvairūs manipuliavimo orais metodai, be kita ko sukelia ozono skyles. Tačiau šių meteorologinių ginklų patentai taip pat rodo, kad jie iš tikrųjų sukelia žemės drebėjimus, potvinius, sausras, sniego audras, žaibus su griaustiniu ir be to karščio banga, šaltį, gūsingus vėjus ir net tornadus. Čia netgi išvardinti tsunamiai, apie kuriuos tuo metu niekas nežinojo. Ir visi kiti siaubingi dalykai, kuriuos teko patirti pastaraisiais dešimtmečiais. Oficialiame JAV patente 4686-605 pavaizduotame antrame plane tiksliai aprašyta, kaip labai pavojingi elektromagnetiniai HAARP ginklai taip pat gali būti naudojami sukurti karščiui ar miškų gaisrams. Toliau pateiktame teksto priede rasite daugybę kitų sunumeruotų JAV patentų. Dėl jų gausos negaliu jų čia net perskaityti, jau nekalbant apie tai, kad net negaliu pradėti jų nagrinėti. O vartydamas įvairius tokius patentus, taip pat buvau informuotas, kad tokie patentai kainuoja didelius pinigus ir išduodami tik tuo atveju, jei technologijos, dėl kurių kreipiamasi, iš tiesų veikia. Taip pat supratau, kad didžioji dauguma orų manipuliavimo patentų yra karinės kilmės. Būtent dėl šios priežasties dar 7-ame dešimtmetyje buvo parengta daug įstatymų projektų, kuriais buvo siekiama užtikrinti, kad šie orų ginklai negalėtų būti naudojami kariniais tikslais. Vien tik 1977-1978 metais JAV kongresas patvirtino 110 orų manipuliavimo programų. 1962 metais Lindonas Johnsonas pareiškė, kad leis žmonėms nuspręsti žemės istoriją ir galiausiai kontroliuoti orus. O tas, kuris kontroliuoja